Nu ikon, sveiki gyvi. Žvėjuką. Šiaip netep atsidūriau prie Nemuno. Per vargus, per kančias. Likus 50 km iki Nemuno užgesa mašina. Ir stop mašina. Į niekur. Nei tokiam žvyrkelėje. Sustojau ir vsio. Kažkas su kuro padavim matyt. Bet čia viskas įdomiai išsirituliuoja. Tai gerai, neužilgai sustoja toks vaikinoks. Dainius, liktai, bijau sumaišyti vardą. Tai labai dėkingas anam, iš tikrųjų. Bandėm užvesti, neužsivedė, užtemti. Tai jums mane matyti 50 km iki beveik iki pat Nemuno. Iki Nemuno ten jau paskau reikėjo man dasigauti savo jėgom. Tai kas įdomiausia, atitempi. Ir galvoju, ko dabar daryti, nes iki Veids buvau dar apie 3 km gal kokiai. Nu galvoju, tas daiktas, juk aš čia be šansų, pražuoju mašiną. Daiktų privaryta, dar stogą bagažinį, tai čia Tai be šansų. Ten tokias kelias patimti irgi be šansų. Tai pamėginau užkort mašiną. Užsikūrė. Kosmos. Teik vaikiens manim tempi vargą. Paskui man pest. Tai užsikūrė mašinas. Tai tie pilikau nesuprats. Dabar neaišku, kas čia įvyko. Čia dabar beužsikors. Nebeužsikors, bet dabar nesoks dėl to galvos, nes džiūsiu dabar čia prie to Nemuno. 3 paras, kai jau atvariau, tai į pabūs, patirinėsiam biškį Nemuną rimčiau. Suskirvyti ten, kaip ir aišku, gali atvaryti pusdieniau, pagauti su Nemunu, čia reik biškį rimčiau užsiimti. Tik įbima čia neaišku, kars tik ryti, kars tik vakar vėla. Nu tai žodžiu čia. Tai kon. Raustytis. Palapėn statyti, bandyti įsikurti prie to Nemunioką. Tai kon, statysiam palapėn. Tuos palapėns nesiveždavau į žvejybas. Jau 5 metų turiu aš tam palapėn. Smagi visai palapėnė. Paskui parodys, kokiu ant ar privalomų turistaujant. Šiandien labai puikiai naudoju. Šį kartą, kadangi įsikursiu ilgesniam laiku, tai įsikursiam su palatkė. Ganėtina greta ir lengva pasistata. Aišku, jeigu nepamiršti pumpas pasiimti. Čia tuik palapėnė, kur reik turėti pumpą. Uibovė, kai išvažiavau turistauti be pumpas. Gerai, kad atradom tada, kas paskolintų. Kažkaip tas lai pavyksta. Aš jau dabar neberinkau. Šiame tada narinkau. Iš prabangė vienam čia tuik palatkį. Bet o ką? Lai. Bam!
bam. Ir bam. Nu. To jau. Pusmačio gyvybės. Taip gal traukinio padungas pūsti. Viena, jeigu įsūkinė samonė. Šįkart su nesklandumas. Skabėnimo. Gal kažkas per sudėtinga. Kur? Čia iššoksti. Все. Jau bimbala saksta. Liūdna nebus. Dėkiam kozerį. Snapą. Vienam te yra nesigauna surinkti. Eini čia.
laikyti. Bam! Šniuriukų, kas šitų šniuriukų. Labai senerės. Atampysiam, da čia naktį apsiversiu. Nu, matysiam, jeigu vies kils. Sutampysiam. Tai buvo kokie privalumai, kad ir ta tamsioji zona vadinama. Black. Užsitrauki į vidų visi tamso. Ir gali deiną pasnausti. Ir čia pro viršų ir dar kvėpavėm, sakykime, va ten padaryta ertmės, kad galėtų įėti orą, neatsidarius kažkokį tai longą, o tiesiog kavėjoksį prapat. Čia šitą visai nemažas į prienengis, katram galės irgi įsikorti, nuo saulės pasislėpti. Tai buvo pobėški ir įsikorsma. Užsokit va, iš sodo obuoliukų paragauti į svečius, kol ruošiam meškeris. Prasimaišysiam pašariuką. Tai naudosiu big karpą. Su tokiom sustambesniom dalelėm. Ir maišysiu su karšiniu sensasą. Jisai smulkus. Ir šį kartą turiu šanim skaniestų paruošęs. Žirnę, kukurūzą ir spod miksas su tigro riešutavais. Dėkiam paskanauti. Šį kartą jauks bus su daug visokių stumbių. Kas manykiam, kad jeigu užės kažkas stambesnio, kad turėtų kuo paronklėti ilgiau. Tai jaukiukas su daug visokių riešutėlių, kukurūzėlių. Tegu skanauna. Nu, turiu dar metodą specialų. Tai turbūt vien sistemelį su metodu pasidarysiu. Irgi pabandysiu. Bandysiam taikytis ir į karšį, ir į sazaną. Matysiam, kas gausis. Nu, šį kartą pirma žuvis nešerys. Tokia.
Nu, pamėginau valandėlę pažvejoti kukurūzų. Tai labai jau smulkmė dauža. Užmeti ir lesiuojau. Tai keisiu jau ant vienos builiukus sudėjau. Čia irgi dės palėtis. Ir ant kitos dėsiu žirnius. Nes pakulkas su kukurūzu nelabai ant pažvejot, nes jeigu užmeti iškart jau smulkmė dauža, neapspėjai čia mėtyt. Na gerai, pradžia užsišėrimau. Specialiai žvejojau su kukurūzu, galvoju, tegu kim. Dažniau ištrauksiu, dažniau permesiu, tegu užsišerbė škvėtelę. Bet dabar jau dėsim builiukų žirnius, tegu pabūn biškį ilgiau užmestas meškeris. Tai vo, pusdienioką jau kaip ir sėdu, 8 vakarą. Nu ir su tau nemunėliu čia neišspręsti dar čia reikaliukai. Bet kaip pas kaimynų nieka judesiuką nematyt. Tam kukurūzų smulkmė labai dauža. Kraudelis kojas. Tai buvau susidėjęs čia į žirnių, į palečių, į builiokų. Nieka. Dabar vėl bandau biškį grįžti, pabandyti vėl ant kukurūzų. Gal tas smulkmė biškį aprema. Nu ir kon. Neaišku, čia tas kibimas, belė kada čia iš tikrųjų nei galbūt, nei jokių tendencijų tokių. Kiek čia pasišneki, tai deina kažkam vakar 6 sukėbi, kažkam tik tą vėlą prieš temstant, kitam tik tą rytį. Būnt kibiams, kai 4, 3 ryt, 5. Tai čia kažkokių aiškių tendencijų nėra. Bet kažko pastaruoju metu neman tas sazans toks labai jau neaktyvus. Bet kam čia šaknis. Biškį vėjuks galėtų būti. Toks šiauštų bangelė. Dabar biškį toks per daug lygia. Ramia. Nu, bandykim. Saulutė po biškį jau ledas. Galim kažkon in vakarienę pasidaryti. Kokį mašiną. Per kamerą taip nesimat. Čia baisu. Koks aš čia atidardėjau. Ir tai dėku, kad čia mane matytėm. Tai va.
Galvoju, kas čia vyksta, kliuks. Toks grina kap šamatas. Tai čia turbūt tas ir vyksta. Čia draugėlis plauk. Bet ne bebrus, o bebrus. Bet spėjau gerą pamatyti. Užsidėjau sleiką pamėginti, kas čia bus. Nu ir visai gražus ešerys, aiškiai reis. Čiunci. Vat visai gražus ešerys. Pomidorą iš močiutės soda, žiauriai skanus. Vietinė, kokie čia sakė. Prie kosmą, prie dešrikių. Bet tai fails. Negali, aišku, kur nors nesusimauti. Rikštutis tai jokios neturiu. Bam, baram, baram. Gal jūs dabar valgydami žiūrit. Tai skanaus. Valgysim paprastą be rikštučių. Žiūrėdami Nemuną. Ko visada nenusileida. Gerai. Kas pomidor skanams. Net tai plasmasinė iškriautus. Šiaip mandau žiauriai kremta. Kas nėra gerai. Nes da, čia per pusdienį. Jo must. Per kokį 20 cm atsitrauk vanduo. Bet tokios gyvybės didelės nematyti. Gan ramus vandenėlis. Ar anksčiau tungurį pabandyti, naktinius laikų turiu. Končiavei kungurys. Gal slumpinė naktim. Kas ten vyka? Pasimešti ir nieks nevyka. False starts.
Kurvėjus į man zvimbė. Dakojus nematau, bet jau girdu, kaip ledas pabėški. Nereiks nešt meilis. Jau tas du visoks čia žad nusileist. Neįdomias komba. Kad palapinį uždarinėti. Jo, nu vandau kremt. Офигеть. Čia dabar užlapė, dabar jau iki čia gal nuėti. Tas vandens skritėms nei gera. Ir niekas šis vakarėlis nepasiūlė įdomaus. Dar kažkiek pabūsiu. Užmečiau ant naktėjims lygų, gal koks ungurys. Ir reiks sėt pasnaust, 3 valandėlių, bandyti anksti kelt, žiūrėti, ką atneš naujas rytas. Su to Nemunu čia nežinosi, kada jums gali iššauti. Tai būt tiek, turbūt susitiksim iš ryto, nebent dar čia kažkas įvyks netikėta. Tai buvo. Skaniai mėgojau be 15, ne, dabar jau be 15:30 čia kodėl ištraukiau. Nu, žodžiu, panašiu, tokiu laiku naktį sudirba signalizatorius ir turkš yra, bet pats gerai nesprant, kas čia per žuvis yra. Nei tai šapals, aš neapsuprant. Ar kas čia į toks? Mėkni, ne mėkni, šapals, ne šapals. Nustors. Ir užkėba und parodyk. Apa, įsižiūrėk. Tigrinį riešutą. Du riešutus buvo tik sukabinis tigrinis. Nu, čia nemažas. Bet kas čia toks įtėti, taip tikslė dar aš nelabai. Čia kad naktį aš nesuprantu. Būt panašus į šapal, bet ne šapal. Liktai neapsuprantu. Bet žuvis, į neblogą priešinos. Atskirą tigrinių riešutų pirkti negavau. Tai šanus, va, tokiai. Aš čia spintą kamerą išsitraukiau iš to maišelį, kur pašariminiam. Nu ir ant tokių užkėba. Jo, bet dar likščiau pats nelabai suprantu, kas ten užkėba. Bam! Šapalai užpuolė. Čia, nu jo, šapals, tai ten buvo. Tas irgi šapals jau vėl. Von tigrinių riešutų. Sučiupęs.
tos tigrinį riešutą. Mėgst pasirodo šapalės. Так, šapalai smagus, bet taip pralėkė naktelį ir rezultatai nedžiugina. Nei sazaną, nei karšį nepavyko sulaukti. Jau ryts irgi po 8. Biški žulių neš, bet normaliai. Ir kur pirmąjį naktį sugavau, tai kaip man ir neaišku ten kažkoks nei tai šapals, kaip šapals turėtų būti, bet kažkuo anam tariuks kažkoks netoks. Montrus jau tikras šapals. Tai naktį čia prižadinaniai buvau kas nors rimčiau dar bus, bet nieka. Dabar dedu žirnius. Bandau žirnius. Mažesnį kokį reiks rasti. Na, bet reiks uždėti fiksatorių. Pietų vėjas turėtų vakar liktai keistis į vakarinį. Tai ir kažkiek lietaus rodo, kad galimai klius. Tai toks tas nemunėlis. Reiks
paskui pavakščiuoti, kaip aplinkui. Ar kažkoks judesiuks įvykis, neįvykis. Kur tie sazanai. Mauminė. Kažkur mauminienė. Per deiną. Ar įmanoma kažkon čia pagauti per deiną? Nu, kažkon vis tiek bandysime. O gal? Nu taigi, ir aplinko veiksmelį ne per daugiausiai ir. Prabūna čia parom, kol pasigauna tas sazaniukas. Nėra tepka gali, nu čia privanuoti, nu nebent užtraikius jau kažkaip, bet čia jau būn kai kuriai 3, 4, 5 dienas ir nebūn, kad ten 10 prigaudyt. Ir 5 dienas 3. Nu, aišku, čia didėjai, biški didesnė negu skirvytė. Jau papaltų kiek 4-5-6 kg. Gal pavyks įmon sulaukti. Taip, per deiną kažką išvest čia judesiuką. Jokį duorą nematyti. Nu, toks jau tas nemunėlis. Ir meškerikis užmestas. Dabar keliaujam priešpiečius gaminti. Įsikūriau palapinę, nes ir vėjoks toks labaput. Neužvert nestandau. Bomžpakį. Suvalgysiam. Nebesimint šimet gal dai nevalgiau. Ne, gal valgiau kokį 1 kartą. Visai skane. Šitas bent pakėlis ir kartą. Kad galėt dar skaniau. Tai vot. Jau ir turėjom čia po 11. Bet įdomi čia dieną tai išvest. Tiesiog sunku išgauti. Nu, da matysim, vakar liktai litas praneš, kas čia bus. Vės turėtų keistis į vakarų. Gal kažkas kitaip pasikeis. Niekada nežinosi, ką atneš nauja diena, nauja naktis, naujas vakaras, naujas rytas. Pobėžki susipažinti su Nemunu. Jei nepavyks Nemunų įveikti, reiks grįžti atgal į Skirvytį. Taigi, bėžki kliuvo lietučiaus. Dar turbūt kliūs, bet neatrod, kad gausi lytų. Gal gera. Gal čia biški tai slėgė pasikeis. Vėjas lyg taip praded suktis iš vakarų. Gal kažkas pasikeis.
Nes rytas buvo nuobodus, nieka neįvyko. Autoriam posi 4, artėjam link vakariok. Neapsugalvoju, kon čia belaidyt, kon čia bedėt. Žirnę, kukurūzą, paletis, builiuką, tigrinę riešutą, prabandytą. Nu dabar ties buvau po kaitokas nustelėjau. Tai teplėja, skanė snaudės. Per ton lietok, dabar nurėmam, norėk vėl mus pabandyt patakoti. Gal kažkas pasikeit. Jo, viesiai priims. Kon žuvisi ten mast, kažin. Reik bandyt žiūrėt. Na, pabandys, nežinosi, reik vėl kažkon keist, daryt ir bandyt. O kitoj sakydavau, būkit bandita, bandykit. Jo, bangėlių mažėja. Bandykiam toliau. Lietutis vėl barbena. Bet galėt meškeris pabarbenti kažkas rimčiau. Ant kukurūzų raudėkis. Barben. Nedaudanas ramybska užsidėti kukurūzus. Kon veik sazans, koruns tysinė. Kur karšė didelė. Vakar jau per kokį, jeigu palei krontą žiūrint, nemaža nukrita. Daugiau negu 5 centimetrų. Vienam daugiau, per žingsnį tokie jau normal. Šitas vandutė apstaigė kremt. Tas kažkiek gal turėti įtaką. Šlapia. Ogi kon veiku per deiną, kad apmėkim. Ogi kon veiku. Šiandien net purpukaič nusnaudžiau. Ir skaitau. Tai su tolimesniu kaimynu pabendravom. Tai pasirodo Deina turėjai suaktyvėjimą. Nu pirmos iki 5, nu buvau čia jau prieš lytų. Nu pirmos aš ten snaudžiau po kaitok. Iki 3. Tai, bet paskui jau buvau atsikėlis ir... Bet to meškeris buvo užmestas su signalizatoriais.
Ir pas manis nieka jokį suaktyvėjimą nebuvo. O ten sugavo sazanų. Tokie, sakė, apie 5 kg svoriaus. Nu, gerai. O kur mano suaktyvėjims? Karts rektoriai dar ir sėkmės faktorių. Ir čia su Nemuneliu kažkuo man nepavyks susidraugauti. Būtų buvę smagu turėti dienos metu kokį paktyvėjimą. Jo, čia apkeitęs tas surioks toks atėlėtuts. Aš ir galvau, kad galėtų būti kibimukų, bet nieko man nebuvo. Neužplauk čia nei, ar kažkas nepateko. Keista. Keista. Atvėsa jau šiandien. Naba šilta. Vėl lietutis vis užen palinuot. Ir man kukurūzų sakė. Aš čia bandau viskon. Bet buvo kukurūzų sudėjęs, nieks man nenorėjo. Bet jeigu bus lemta, tai where is the fish? Jo. Na, bet jeigu lemta, atkulniausi pas manis. Trauk aš visus naktim šapalus. Ko noriu, tuo ir negaunu. Romantiškas pasisidėjimas su vabalais. Ir lietučių. Nu ir pagaliau! Iš po nakties. Šį kitokį bonusiuką davė. Nesazans, bet tarkš. Karšis gražus. Apa. Ir vieną meškerį čia sugalvau ant naktinis leiką užmesti. Tai untuoj paėmė. Bam. Bet su sazanu susidraugauti čia man niekaip nepavyksta. Neįsivaizduoju. Sakytum, visai niekur nekeptų, bet kaiminystė. Vakar netgi dainos metų turėjai užėjimą, kur sukėba. O pas manis sazans visiškai nenor man daut nei šansioką. Ant kukurūzų aš dabar pagrindęs sumėts.
Nimskondrak. Daina kokia. Duoki man šansą, o mieloji Kunigunda. Kodėl tavis kukurūza nesugunda. Pasikeitė vėjoks šiandien. Vakarinis vėjas, taip smagia bangelį. Oš. Nu gers atrodo orioks puikus. Bangelį oš, vakarinis vėjoks. Tik kepk. Bet yra bet. Pasikeitė vėjas ir vanduo atkėla. Nu, čia buvo vaikinuks atvažiavęs, tai sako, va tam taškį reik toliai mesti. 60 metrų. Nu, vat ir čia žinok, šiandien čia prieš tai mest. Net neišen. A, kamera. Kamera šitą kremt, nesilaiko vės. Lasdien. Šiandien vėjukas. Jo. Aišku, karts bunka su kimbarčio, bet Nemuni. Toks tas Nemuns, žinok, tu čia kokias atstumas gaudyti, kiekviena vieta skirtinga. Kitur, sakyt, 35 metrą galbūt, 40 metrų, o kitur, reikia 60 metrų mesti. Ir tu čia žinok, skirbytė viskas į daug aiškiau. Ten iki 3 metrų daugiau nemeti. Apie 25 metrus ten. Nemuni kiekvieno veito vis kitep. Nu, reikėjo išbandyti nemunėlį. Kaip krūmas įbūna. Išbandyti reikėjo. Ir savo akim kailių patirti. Nu, gerai. Gerai, patirtis atneša sėkmę. Tai ne ta žvejyba, tai kita. Kažin kaip su mašina reikaliuka. Juk aš dar nebandžiau užvesti. Nes nesupratau čia tuo atvažiavimą. Jeigu neužsikors, kas čia mane miščia iškrapštys, tai neįsivaizduoju. Čia nei trals nedavažiuos. Na jau. Nu, bet jeigu jau kūrės, gal korsės. Nu, einam pabandyti. Takėlis čia mašina. Nu. Su dievu. Koras. Ne, nu afigėti. Kas čia buvo užėjai? Veikia. Nors numiai galės grįžti. Nu jau. Burzgė mašiniukas. Kas tau buvo? Nuteik. Kad čia mane prikolina.
Pais užgesinti. Bet jau koras, tai koras. Mistika. Nereiks ant tralo važiuoti. Aš jau planus kaip čia manim turės iš čia išgabenti. Nu ir pagaliau sulaukiau sezono kibėjimą. Nu bent jau buvau praradęs viltį. Skaičiau palapinę knygą ir tik girdu signalizatorius pipip, 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 pipip. Nu, tų piptelėjimų tokių būdavo pavienių, bet toks jau čia buvau ne pavienis ir likiau žiūrėti akurat. Belenkos meškerį. Ir tiesiog jau kirtimo moment iškart nusipjoviu valsą. Kortę apstaigiai nusipjoviu, nes da pats negalėjai taip nurėžti. Nes kažkur į kriauklis. Kon kolegų žvejai. Baigų pasirodymą prie Nemuno, nebuvo jis labai sėkmingas. Sazanų kibimų visiško čia man pagailėjai, vieną kibimėlį. Ir tom pat net nedavė sukuboti, nusipjovė ir tai kriauklis matyti iš karto. Tik pakėlus meškerį. Nu ir kaip ir, Nemuns ir toks, negailestingas, kažkom pagavom. Tai jau kas pažiūrėjot iki galą. Paspauskit laikioką. Sudalyvaukit konkursėlėje, parašykit komentarį. Paspiliuokiam karšiaus svorį. Ir galėsim laimėti po įkungalvos prožektorių. Sekit kanalą ir susitiksim kažkur, galbūt grįžt prie Skirvytės, ten pasižiūrėti, galbūt vėl dar į Nemuną bandysiu, gal nepasidaus ir nenulės rankų ir dar kažkur čia bandysiu, gal kažko dar sugalvosiu. Tai iki sekančias žvejybos, visiems nežvyna, gerų žvejybų, iki.